Kas nors skaitė Kapitalą? Aš pradėjau, prisipažinsiu, bet nepabaigiau. Nes man, kas įdomu, jisai ekonomistas. Taip. Bet jis visiškai kažkaip jokios ekonominės, bent jau šitoj knygoje, tos ekonominės kaitos kaip po determinanto visiškai kažkaip net neįvardina. Thomas Piketty turėjo kelias geras knygas, išėmė iš jų, tą razinkas, sudėjo į šitą knygą ir tada jo leidėjas pasakė, žiūrėk, parašyk ką nors apie Kiniją. Ir tai jis ką nors ir parašė. Kai pertrito knygą, atrodo, kaip gali būti liberalų. Klausyk, 21 amžius, kaip galim? Sveiki gyvi atvykę į didįjį perkrovimą. Mes esam podcastas, tinklalaidė, vaizdalaidė. Knygalaidė. Apie knygas. Mes aptarinėjom perskaitytas knygas. Ir mano vardas yra Laurynas Širvydis. Ir su mumis yra Tadas Vinakur. Sveiki. Ir Karolis Janutis, gerai. Sveiki. Žinai, kaip būna iš eigos, tu kažką galvoji ir tada yra blank. Vadink mane Sero. Gerai. Ir Liutauro pavadinės čia kažkada. Bet mes iškirpom. Bet, žinai, koks būtų radikalesnis dalykas, ne iškirpti, bet vietoj to paminėto žmogaus vardą užklijuoti, ne vardą, o veidą užklijuoti. Gerai, šiandieną mes skaitysime Tomo Piketčio knygą History of Equality, lygybės istorija, 2022 metų. Išleido Harvardo universiteto imprintas, aš kaip suprantu, Belknap Press. Ir originalas buvo išleistas prancūzų kalba ir mes aptarnėsim vertimą. Gerai, apie Piketty reikia mums ką nors pasakyti. Gali kokią žangėlę trumpą. Kas nors skaitė Kapitalą? Aš pradėjau, prisipažinsiu, bet nepabaigiau. Labai didelė knyga. Ir fun fact, Amazon.com buvo padarę tą apklausas, kad paprastai po 30 puslapio ten žmonės, daug tos knygos nusipirko, čia mes kalbame apie Capital in the 21st Century, ir kažkur po įžangos ar po pirmo skyriaus, kadangi jie mato, kiek puslapį perskaityta, tas perskaitimas sustodavo. Kodėl? Nes sunki knyga. Daug skaičiukų, daug formulių, daug visko. Man atrodo, kad buvo pirmas patyrimas tokios politinės ekonomikos knygos, tokios rimtos, ir aš klausiausi jos, neskaičiau, tai gal dėl to išgelbėjo, nes aš plaudavau indus, darydavau namų ruošos darbus ir klausydavausi apie nelygybę pasaulyje ir apie tai, kad reikia mokesčius didinti. Tai buvo mano pirmas rimtesnis patyrimas tokio traktato. Nuostabu. Bet taip bendrai pasakius, Thomas Piketty yra turbūt šiuo metu vienas žymiausių, bent jau su didžiausiu brandu esančių politekonomų, reikėtų įvadinti labiau. Žinok, tų kairiųjų politekonomų yra šiaip visai nemažai, nes tu Varoufakį, Marką Blaifą, kas Štiklicas. Jo, ir ten į tų populiaresnių, ką ten Adamą Tūzą visi labai mėgsta. Marianamas, klausykit, mes daugybę jų čia jau skaitė, bet jisai yra vienas iš tų tokių labiausiai su antpečiais, nes jis realiai yra, aš kaip suprantu, būrelyje žmonių Prancūzijoje, Paryžiuje, tokių centro kairės think tankų aplinkoje, ir jis yra akademikas. Ir jo 3 pagrindinės knygos, bent jau 3 didieji darbai, tai jo analizė Prancūzijos pajamų, ypač viršutinių pajamų žmonių 20 amžiui, Kapitalas 21 amžiui ir Capital and Ideology, Kapitalas ir ideologija. Tos knygos buvo akademinės, storos ir gana sausos. Ir šitos knygos esmė, kaip ir įžangoj
bando parodyti, kad jas kažkaip į tokį skaitomesnį formatą. Nes man atrodo, kiekviena iš tų knygų artėja link 1000 puslapio. Šitos knygos apimtis apie 240 puslapio paties teksto. Gerai, tai aš gal ir pradėsiu. Autorius temą formuluoja motyvuotai kaip lygybės istorija, o ne kaip nelygybės istorija. Jis įžangoje teigia, kad net šiuo metu, šiame dešimtmetyje, 21 amžiaus 30-metyje, nepaisant visų problemų, pasaulis yra daug labiau egalitarinis nei prieš 70 metų, kokiais 20 amžiaus vidury, ar 1900 metais, o juo labiau negu 19 ar 18 amžiui. Tarp 1780 ir 2020 metų visame pasaulyje mes stebime tendenciją didesniai lygybei tiek visuomeninės padėties, ar luomo, ar kastos atžvilgių, turto, pajamų, lyčių daugelį regionų visam pasaulyje. Ir jeigu mes traktuotume žmoniją kaip kažkokią vieną vienetą, netgi ir toj žmonijos mastu. Kita vertus, nepateisinamos nelygybės formos kiekvieno šiuo aspektu ir toliau išlieka, o kartais veikia kartu, kai čia tas daugelio mėgstamas ir šioje vietoje tinkamai panaudojamas tas intersekcionalumo. Ar aš teisingai pat? Intersekcija. Tai va, kaip lietuviškai jis keistai skamba. Taigi, jo teigimu, suprasti šį procesą ir tas institucijas ar struktūras, tai teisinės, socialinės, fiskalinės, švietimo ar rinkiminės, jas reikia suprasti tam, kad suprast, kaip jos įgalino lygybės plėtrą, tam, kad išmok tam tikras pamokas ateičiai. Deja, dėl istorinės amnezijos, intelektualinio nacionalizmo ir žinijos kompartmentalizacijos mes šių kolektyvinių pamokų neišmokstame. Aš labai norėjau panaudoti žodį kompartmentalizacija, nes man jis labai žavus. Kuo skiriasi šita knyga nuo to, ką mes skaitėme anksčiau, kad čia autorius atsineša iš akademijos vieną iš įrankių. Ir tai yra, jis nusako savo metodologiją, o kaip jisai žiūrės į visą šitą problemą. Ir jo metodologija yra naujoji ekonominė ir socialinė istorija. Ir jis pagrindė remiasi Pomeranzo darbais apie didįjį. Ir mes neturim lietuviško vertimo, todėl knygos pavadinimą kaip tiksliai išversti, aš nežinau, bet didysis išsiskirimas ar atsiskirimas tarp Europos ir Kinijos 18 ir 19 amžiui. Pomeranzo aiškinimu, vakarų industrinis kapitalizmas yra susijęs su glaudžiai susietomis tarptautinio darbo pasidalinimo sistemomis, gamtinių išteklių išnaudojimu ir Europos galių karinių ir kolonijinių dominavimų likusios planetos atžvilgių. Ši koncepcija vėliau įtvirtinta ir patvirtinta kitų autorių fundamentaliais tyrimais ir tapo tą naująją kapitalizmo istoriją. Ir kur man, atvirai pasakius, tos asmeniškai, kadangi pačiam rašant disertaciją į panašią literatūrą teko gilintis, bent jau įdomiausia dalis eina tos pamokos, kurios ateina iš tos naujosios kapitalizmo istorijos. Taigi, ką ši naujoji ekonominė ir socialinė istorija moko? Pirmiausiai, gal banalu, bet nelygybė yra socialinis, istorinis ir politinis konstruktas. Kitaip tariant, tam pačiam ekonominiam ar technologiniam išsivystymo lygiui yra labai daug būdų organizuoti turto savininkų sistemą, sienų apsaugą, socialinę, politinę, fiskalinę ar švietimo sistemas. Šie pasirinkimai yra iš principo politiniai, kurie priklauso nuo galios santykių tarp skirtingų socialinių grupių galios, tų socialinių grupių galios, jų pasaulėžiūro ir jie gali kurti be galo skirtingus nelygybės lygius ir nelygybę kuriančias struktūras. Ir tai priklauso nuo visuomenės ir nuo laikmečio.
Antra, kad visas turto kūrimas istorijoje buvo kolektyvinis procesas. Jis priklauso nuo tarptautinio darbo pasidalinimo, nuo gamtinių išteklių naudojimo ir žinijos kaupimo. Visuomenės nuolatos išranda taisyklės ir institucijas tam, kad struktūrizuotų save ir pasidalintų turtą ir galią. Ir šie politiniai sprendimai yra pakeičiami. Tai yra, kartą padarius, jie gali būti atidaryti atgal. Ir antroji pamoka, tai yra, kad nuo 19 amžiaus stebimas ilgalaikis judėjimas link lygybės. Tai vyksta dėl konfliktų ir sukilimų prieš neteisybę, kurie leido transformuoti galios santykius ir panaikinti institucijas remiamas dominuojančių klasių, kurios siekia struktūruoti socialinę neligybę tokiu būdu, kaip joms naudinga. Ir tos atsirandantis masiniai judėjimai keičia jas naujomis institucijomis ir naujomis ekonominėmis, socialinėmis ir politinėmis taisyklėmis, kurios yra naudingesnės ir labiau išlaisvinančios. Taigi, valstiečių sukilimai prieš pat Prancūzijos revoliuciją ir Prancūzijos revoliucija panaikino bajorijos privilegijas, o ne ramios diskusijos tam Paryžiaus kavinėse. Vergų sukilimas San Dominge būsimajame Haityje 1791 metais pradėjo pradžią Atlanto vergijos sistemos panaikinimą. 20 amžiuje socialinės ir profesinių sąjungų mobilizacijos suvaidino svarbų vaidmenį įtvirtinant naujus galios santykius tarp kapitalo ir darbo ir apskritai nelygybės sumažinimo. Gerai, ir tie judėjimai tęsias ir čia jis po to mini ten iki Black Lives Matter ar Fridays for Future, kuriuos jis mato kaip tokius judėjimus, kurie gali daryti įtaką. Jis teigia, istorijos pabaiga neateis rytoj, kelias link lygybės bus ilgas, pasaulyje, kuriame skurdžiausios šalys patirs klimato ir gamtinius nuostolius, kurios sukuria turtingiausio pasaulio žmonių gyvenimo būdas. Patys konfliktai anot jo savaime nėra pakankami. Jie yra būtina sąlyga panaikinti neegalitarinės institucijas ir įsitvirtinusias galias, bet jie negarantuoja, kad naujos institucijos ir naujos galios kurs labiau egalitarinės ir išlaisvinančias institucijas ir struktūras. Priežastis paprasta. Yra lengva kritikuoti neegalitarinės ar opresyves institucijas ir valstybės, bet sunku sutarti dėl alternatyvių institucijų, kurios didintų socialinę, ekonominę ar politinę lygybę, tuo pat metu gerbdamos individo teisės. Tame tarpe ir kitamintystės teisė nepritarti. Ir pabaigai tos pradžios. Ir jisai be abejonės apie dvi kebeknes. Aš nežinau, kaip kur gali įstrigti. Yra dvi kebeknes, kurių reikia vengti. Pirmiausiai, ignoruoti tuos konfliktus ir galios santykius. Antra, jas sušventyti, sanktifikuoti, kaip jis sako. Kad ir kiek svarbi socialinė klasė, jos akcentavimas nesukuria teisingos visuomenės, bet taip pat nesukuria ir nusavybės teorijos, ribų ir sienų, mokesčių, švietimo ir demokratijos. Daugiadimensiškumas ir neapibrėžtumas ir klausimų sudėtingumas neleidžia teigti, kad patys materialiniai antagonizmai, čia jis apie marksistinę teoriją, iš esmės kalba, leidžia taip labai lengvai atrasti lygybę kuriančias institucijas. Sovietinio komunizmo eksperimentas iliustruoja šias kebeknes, kai galios santykiai ir intensyvūs socialiniai konfliktai leido bolševikų revoliucionieriams pakeisti carinį režimą pirmąją proletarinę valstybę, kuri objektyviai padarė kažkokių pasiekimų ten švietime, sveikatos apsaugoje ir tapo svarbia pergalę prieš nacius dalimi. Kita vertus, jis čia teigia, ir tai dėl ko daugiau mažiau visi sutarė, kad jeigu nebūtų Sovietų sąjungos, tikėtina, kad gerovės valstybės bent tokių formų kaip šį čia. Ne visai dar prieš tai sakė. Ne, bet dėl karo dar jo. Bet kad tai įtakoja.
Tačiau kita vertus, galios ir bolševikiško tikrumo, kad jie žino absoliučią tiesą, sušventinimas sukūrė totalitarinę katastrofą. Ir čia jau komentaras nuo manęs, kurią mūsų ten seneliai tėvai matė savo akimis. O kai kurie dar vis kovoja su tom. Ir kai kurie... Matėm konservatorių išėjimą apie Sovietų sąjungą. Ir tos institucijos, kurios pakeitė carizmą, viena partija, biurokratinė centralizacija, hegemoniška valstybės nuosavybė ir tuo pat metu kooperacijos rinkimų profsąjungų atmetimas, tuo pat metu teigia, kad jie atmeta ir kooperaciją, profsąjungas, bet ir teigia, kad tuo pat metu mes esam labiau išlaisvinantis negu tos, aš spėju, jų kritika, partikuliarinės formos. Laurinai, žinok, tokia čia įžanga dėjai. Aš noriu išeiti iš sudėtingos. Aš jau pamiršau 3 kartus, ką aš pasakyti noriu. Gerai, reaguoju. Gerai, reaguoju. Man tai, aš tai galvoju, kad pats raktas atrodo ir ta metodologija, kur tu šnekėjai, tai jisai parodo, kaip ta istorija visa nelygybės arba lygybės, kaip nori interpretuoti, jinai truputį vystėsi ir kad tai iš tikrųjų buvo nulemta, tasme, ir tiek konfliktų, bet taip pat ir tokių sprendimų, kurie gali keistis nuo kažkokių, nuo kontekstų, žinai, ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai atveria, žinai, tą galimybės lauką jo pasiūlymams, kuriuos jis per savo knygą išdėsto. Tai mes jau žinom iš kapitalo, kad tai yra galbūt mokesčiai, pelno mokesčiai, progresiniai mokesčiai ir panašiai. Tai jis, aišku, tai pakartoja. Bet man atrodo, kad dalį žmonių, kurie tiesiog gal nesudarė to, žinai, tokio įvaizdžio apie tą nelygybės temą, dažnai jie kalba, kad dabar didelė nelygybė, o tada oponentai sako, bet tai nelygybė kaip tik mažėjo nuo 19 amžiaus. Tai va čia man atrodo, kad labai įdomi pradžioje ta distinkcija, kad taip, nelygybė nuo 19 amžiaus tenais vidurio, tarkim, raštingumas buvo 10%, dabar yra 85%, gyvenimo trukmė buvo 26%, dabar 72%, metai, atsiprašau. Tai va, bet ta nelygybė mažėja, bet koncentracija turto vis dar yra nežmoniškai didelė ir mes negalime pagrindinių problemų, kurios iškyla, išspręsti, kad ir, pavyzdžiui, klimato krizės. Neįmanoma spręsti, jeigu mes globaliame kontekste nepradedam ieškoti kažkokių gerovės valstybių, bruožų, derinių ir panašiai. Tai žodžiu, bet tai man atrodo, kad žmonėms, kurie apie nelygybės teoriją galbūt nėra tiek įsigilinę, tas argumentas, jog iš tikrųjų nelygybė dabar, tikrai gyvenam geriau, negu gyvenam prieš kelius šimtus metų. Galų gale pas dantistą tikriausiai visi galime leisti savo nueiti, tai žinai. Tikrai ne visi. Nežinau, man tai, aš suprantu tą mokyklą, iš kur jis ateina, bet iš esmės visą tą, ką iš čia dėsto, man vis dėlto neaišku. Ar čia tipo tas toks marksistinis determinizmas, kodėl mes čia artėjam, ar čia būtinai mes artėjam? Bet liktais nebūtinai artėjam, bet jisai matyt atsako šitą dalyką, kad nebūtinai, niekas nenulemta, bet kad egzistuoja tie visi judėjimai, pilietinė visuomenė ir taip toliau, iš kur tu... Egzistuoja, tai tegul egzistuoja, bet esmė, nes jis kažkaip liks sako, kad visą laiką mes artėjam lik lygybė, bet kodėl, kas tas faktorius, aš taip įsivardinu tos smulkius kažkokios faktorius, bet kas čia yra? Ta prasme, čia einam link kažkokios žmonijos tokios prigimties, ta prasme, kad jinai linkusi... Vienas kritikos... Nešneka, būtent jis nieko. Vienas kritikos taškas, kur skaičiau pats, kad kritikuoja jį dėl to, kad jisai atsisako, kad viskas nulemta sprendimų ir mes, jeigu priimam geresnius sprendimus, mes galim tą situaciją pakeisti nelygybės, bet kritikai sako, tarkim, pasauliniai karai, tikrai dalykas, kuris nebuvo kažkoks nuspręstas ar tyčia sukurtas, bet tikrai prisidėjo prie to, kad gerovės valstybės turėjo susikurti, nes turėjo būti bazė, žinai, ekonominė, kuri iškeltų tą visą, sutvarkytų visą tą chaosą, kuris susidarė po to. Tai va, čia tokia kritika, bet man atrodo, kad jisai balansuoja, tai prasme pasakydamas, kad norėdamas sukurti tą platformą naujai politinės ekonomikos strategijai, aš taip įsivaizduoju. Jo, bet man, sakau, per visą knygą neaišku, kas čia tai turėtų sukurti, ta prasme, nes jis kažkaip taip čia paprasčiausiai, nežinau, nenorėdamas galbūt ortodoksų būti ar kažkos, paprasčiausiai kažkaip ignoruoja. Mes praeisim prie Švabo ir šitų. Kas čia tie sukūrėjai? Didžiojo perkrovimo. Nes jis, kaip tai Laurinai ir sakėjai, yra
yra tie konfliktai kažkokie, apie kažkokie ten lik klasių skirtumus, ten liktais kažkas čia vieną kartą dominuoja, dabar nebe taip dominuoja. Bet kaip čia tas viskas veikia, man tai iki galo ir neaišku, kodėl čia staiga dominuoja, o po to nebedominuoja. Ne, man atrodo, jisai gal to, bent jau kaip aš tai išskaičiau, kad jis tos visus socialinius judėjimus pabrėžia, kad jie tą žaidimo taisyklės ir pakeitė. Tiesa, čia būtų galima papildomą kritiką, kad, dėti, kad, daugelį tų dalykų pakeisti reikėjo mobilizacijos, kuriai reikėjo karo ir konkrečiai pirmasis pasaulinis karas ir antrasis pasaulinis karas sukūrė tokias mobilizacijas ir naujas struktūras, kurios tiesiog valstybės pratęsė toliau, daugiau mažiau. Puikiai supraskite, kad tai viskas truputį random, aš taip suprantu. Ne, jisai neteigia, ką aš tikrai galiu patvirtinti, jisai neteigia, kad viskas yra predetermined, kad yra determinuota, kad istorija nulemta ir tai, kad jisai pabrėžia tos visus judėjimus dėl klimato kaitos, rasinės lygybės, kad dėl visko reikia kautis. Taip, bet sakau... Bet negalima iš to padaryti kulto, nes... Bet sakau, man tų kovų, taigi ten nuo Romos laikų visokių ten judėjimų ir kovų buvo ir staiga kažkaip dabar, tai gal vis dėlto su ekonomika viskas... Nes man, kas įdomu, jisai ekonomistas. Taip. Bet jis visiškai kažkaip jokios ekonominės, bent jau šitoj knygoje, tos ekonominės kaitos kaip po determinanto visiškai kažkaip net neįvardina. Liktais, sprendimai ir mes čia taip, žinai, ar technologinio progreso, nežinau, kažko. Bet tarkim, kai kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, su kolonializmu, kai jisai kalba apie kolonializmą, kodėl kolonializmas... Aš dar iki kolonializmo daisai. Bet esmė, kad jisai kalba apie tai, kad tarkim, tarp valstybių buvo konfliktai Europoje ir tai generavo inovacijas karinės ir tas karinės inovacijos lėmė tai, kad Europos šalis buvo daug stipresnis ir galėjo užimti tas vietas. Tai man atrodo, kad irgi čia tas galbūt konfliktas kaip kažkokios inovacijos nešėjas galbūt ir tų naujų idėjų apie ekonomiką yra. Čia tai, ką jisai teigia, ne tik kad Pomeranco, čia yra visuotiniai įtvirtintas, kodėl Europą užkariavo visą pasaulį, dėl to, kad ir šičia yra absoliučiai atsitiktinis dalykas, nieko nenulemtas, tai kad tiesiog Europai buvo vidutinio dydžio daug valstybių, kurios nuolatos konkuravo. Ir niekada, po Karolio Didžiojo epochos niekada nebuvo visuotinės imperijos, nes visiškai kitokia situacija su ta pačia Kinija, kur niekas negali sakyti, kad ten, nežinau, Renesanso epochos ar viduramžio epochos Kinijai nebuvo inovacijų. Jų buvo ir jų buvo netgi daugiau, bet jų principas buvo kitoks. Jų tai, kas varė į priekį, tai buvo ar prabangos dalykai, ar ten kai kurie praktiniai dalykai, bet ne viduj mažai kariavo. Ilgą laiką viduj mažai kariavo, nekalbėkime apie 17 amžiaus vidurio karus, kurie yra vieni didesnių. Bet perkim dabar, čia tokia įžanga padarėm, bet gana greitai pro tuos skiriukus praeisim. Tai pirmiausia, jisai kaip ekonomistas, kuris dirbo su nelygybės tema, jis paima, pereina skaičiukus, jau kai kurios minėjo, apie gyvenimo trukmė auga, skaito dabar beveik visi, jau tą minėjo, pasaulio populiacija padidėjo 10 kartų. Kita vertus jis klausia, ar kiekvienas iš šitų dalykų yra tikras progresas, ypač apie gyventojų skaičių. Jisai čia teigia, kad komplikuočiau, nes tai reiškia, mes turim saugesnės maisto grandinę žemės ūkio. Ir kur čia jo antra įdomi dalis, kad jisai pirmam skyrelį apsibrėžia, ko jisai nedarys. Jisai nenaudos BVP, nes jis netiki BVP. Kodėl? Ir čia yra ta vieta, kur jau čia ekonomistų ten visokių gykų skirtumas, jisai naudoja nacionalinės pajamos, o ne BVP. Nes BVP įtraukia daugiau mažiau, jeigu tu išgauni naftą ar kažkokį baigtinį išteklių, BVP didėja. Jeigu tu naudoji tas nacionalinės pajamas,
tu viso labo išnaudoji jį. Ir jis Aš čia biškį, kol nepamiršau. Tai esmė, jo, čia labai gražus skyrius apie tai, bet... Ar man bent susidarė įspūdis, kad nieko jis po to iš vis nebenaudoja? Ne, jis naudoja. Nei to. Ne. Galė PVP naudoti, bet gal kiti... Ne, jis daugiau mažiau daugeliui naudoja. Bet gali būt, kad žinau, kad šitoje vietoje buvo iš kelių knygų dalių. Atskirai tas skyrius, tai gerai, bet kad jis po to net nelabai apie tai kalba. Bet čia galbūt tiesiog, gerai priminti, ir ekonomistai pastabė, tai žinai, kad BVP kaip rodiklis, žinai, žmonių gerovės, tai yra, labai netikslus. Bet kas yra įdomu, jis nėra griežtai įsitikinęs. Pavyzdžiui, jisai teigia, kad apskritai gal tų visų pajamas matuojančių rodiklių naudojimas jis yra toks problematiškas, kad neatspindi, bet greta to pradeda kritikuoti ir visus Human Development Index, tos visus sudėtinius indeksus, nes jis veikiausiai yra tas naratyvinis ekonomistas. Jam patinka pasakojimas, o ne kažkoks indikatorius. Taip, antras skyrelis yra apie, vadinasi, lėta galios ir turto dekoncentracija. Piketty čia pasitelkė turto koncentravimosi top pirmam ir apatiniam 50%, Prancūzijai, nes jisai dirbo. Praktiškai netgi ir aptariam. Iš esmės buvo blogiau negu yra, bet dabar vėl blogėja, aš taip kažkaip supratau. Daugiau mažiau, situacija pagerėjus yra, bet pagerėjus net ne visai dėl pajamų ar turto skirtumo, bet dėl to, kad apatinė pusė visuomenės gali atsispirti visokių ten slumlordų, vieno žodžio, ar išnaudotojiškų verslų spaudimui. Taip, po to apie turtą, tiksliau, apie ką, kas kam priklauso. Jisai aptaria tiek gamybos priemonės, tiek būstą. Jei privačios nuosavybės Prancūzija vertė yra 220 000 eurų saugusiam asmeniui, tai 6 metų pajamų dydis vidutiniškai, iš jų 110 000 eurų yra būstas, likę yra, gamybos priemonės, akcijos, yra verslai ar panašiai. Šiame vidurkyje, kaip ir apskritai visose vidurkėse, slypia didelė neligybė, skurdžiausiam 20-30% nuosavybės savoka yra labai laki, kai kurie turi neigiamą nuosavybę, tik tai skolas, kiti kelis tūkstančius eurų, ir ta nuosavybės sumos auga realiai kylant tais turtiniais laiptais, bet labai silpnai. Vidutinis skurdžiausių 50% prancūzų turtas yra 200 000 eurų. Mediana yra 100 000, tai pusė vidurkio. Ir čia mes kalbam apie vieną, kaip čia pasakyti, progresyviausių. Ir vieną turtingiausių ir į socialinį politiką išties nemažai dėmesio. Gerai, aš siūlau gal taip smulkiai tų skirelių neaptarinėt, nes mes tada ne tik tai valandą, bet 2 netilpsim. Gerai. Kolonializmas. Gerai, pereikime prie to. Daugiau mažiau jisai čia aptaręs visus tos turtinius skirtumus. Jeigu jums patinka lentelės, jums tas antras skyrius labai patiks, jeigu jūs turite, tokia a thing for that. Bet tada jis perina prie, o kaip tas turtas buvo sukauptas. Ir daugiau mažiau jis vėl grįžta prie Pomeranco tezės apie kolonializmo iškilimą. Ir daugiau mažiau jisai opimo karus žiūri. Visa esmė, jo pagrindinė idėja, kad kada Europa plečiasi į likusį pasaulį, daugiau mažiau kas iš to daugiausiai laimi, netgi ne valstybės, bet tų kolonialinių šalių elitai. Ir kad daugiau mažiau tai... Man tai šitą skyrių skaičiu ir man tik Maldeikis galvoja su savo vertybinė politika. Ta prasme, grinai žinai. Bet čia šiaip tai ta visas, žinai, įvaizdis tai gana niurus, kaip visi pristato. Tarkim, ten East India Company, kur tai. Kur tai tiesiog yra karinis, teroristinis kažkoks, žinai. O įrankis, žinok, tu juos pagyrei, nes ten. Ta prasme, East India Company tai dar pakankamai civilizuota. Portugalų kolonializmas buvo vaikyti. Ta prasme, žiūrėk,
Portugalai savo padėtį, ypač tam Indijos vandenyne, jie sugebėjo arabų piratus, vienu žodžiu, tenais į... Ir tu tokį paminėjai opimą. Kodėl opimas atsirado kaip dalykas, kurį norėjo... Iš čia aptarė? Nes neturėjo ką. Neturėjo ką duoti. Ir jiems, aišku, nusispjaut buvo, kad ten buvo didžiulė socialinė tragedija, aš taip įsivaizduoju. Ir po to kinai patys po tą pastebėjo. Bet jie neturėjo ką jiems duoti. Bet jie norėjo pirkti tenais visą šilką ir ką tik dar, ką tik nenorėjo. Ir opimas atrodė kaip iš Indijos, aš taip įsivaizduoju. Jo, tai man atrodo, čia labai ta Haičio. Kad tai neatrodytų kaip kažkoks labai tolimas, per amžius buvęs ir nebesantis, tai Haitis už savo grąžintą žemės iš Prancūzijos, Prancūzijai mokėjo iki... Dar baisiau. Haitis atgavo nepriklausomybę 19 amžiaus pirmam dešimtmetį. Napoleono epochai. Beje, fun fact, žinot, nežinot, bet ir Lenkai ir Lietuviai kovėsi Haičio pusėje, nes buvo nusintę tą buvusių vergų sukilimą malšinti iš Lenkijos dalinį. Ir ten gal net ir Lietuvių buvo. Ir iki šiol Haityje yra vienas regionas, kur daug žmonių su lenkiškom pavardėm. Kame kampas? Haitis buvo išsilaisvinusi vergų valstybė. Pati pirmoji ir bene vienintelė tokia per visą istoriją, labai unikalus periodas, jie išsilaisvina. Ir buvę savininkai sako, mes jūsų nepripažinsim. Ir priverčia Haitį už nuosavybę, ir tai reiškia už vergus. Uždeda milžinišką sumą kaip iš ankstinę skolą, kurią Haitis moka iki 1950 metų. Čia daugiau negu 120 metų išsimokinėjęs skolą. Ir ten tikrai, kad ne vergams kažkokios kompensacijos, o vergai turi savo buvusiems savininkam mokėti kompensacijas, reparacijas. Žinai, tai prašė, kad skundai buvo nuolatiniai iš banko, kad jie vėluoja, ar kažko nemoka ir panašiai. Ir dabar, jeigu gerai, nežinau, gerai atsimenu, bet apie 30 milijardų čia kažkaip... Čia labai, man atrodo, tai buvo originali suma, ar tai 150 milijonų frankų, bet tai iš tų laikų kaip... Inflation, tai buvo... Tai apie 30 milijardų. Visas jis... Esmėtume, kad ką jis nori pasakyti, kad tai yra didžiulė suma, tarkim, Haičiui, o pavyzdžiui, Prancūzijoje, kiek procentas, kas ten... Jo, bet tai, kai jisai tos skyrelio pavadinimas yra reparacijų klausimas. Ir čia jisai panaudoja tą tokį pervertimą, nes šiais laikais labai dažnai, ypač JAV kontekste yra naudojama. Ir jis čia bando pasakyti, ir tam tikrą prasme jis čia bando mažų tokių pavyzdžių parodyti, kad čia vos ne visuotinas, kad šalis, kurios iš kolonializmo išsilaisvino praktiškai reikšminga dalis jų išgyveno kažką panašaus per finansinį įkalinimą ar panašiai. Bet man atrodo, kad čia ypač kultūrinėse karuose, tai čia atrodo, kad reparacijos ar kažkas tokio, čia vos ne baltieji kaltina ir tada nori kažką. Bet esmė, kad pasižiūri skaičius, tarkim, kolonializmo istoriją, tai labai akivaizdu, kad tai buvo žiauri kampanija, ir kuri lėmė tai, kad mes turim žiauri nelygybę šiandien pasaulyje. Ir tos reparacijos netrodo jau taip kvailai, taip esmė, kaip pagalvoji, tarkim, apie juodaodžius Jungtinės Amerikos valstijose, kur ten šia, kad kažkokia valstija tenais 25 000 duoda. Vienos valstybės viduje, taip iškitai vis dėlto atrodo kažkaip taip, nes... Tai ten buvo pavyzdys, kur kažkokia valstijoje duoda būstui 25 000, vienkartinis mokėjimas už tai, kad tenais buvo neteisybė istorinė ir panašiai įvykdyta. Ir ties šitų skirelių, jeigu taip labai rimtai, kada jis pabaigia tą skirelę apie kolonializmą, šita knyga iš esmės subyra, mano supratimu. Nes ties tuo momentu temos pradeda keistis tarytum kaleidoskopas. Yra labai įdomių dalykų, kuriuose jisai rašo, bet jie čia nuo 5 skirelio pradeda viskas eiti labai. Turiu omeny, jeigu jums mokate
taip skaityti. Jeigu mėgstat skaityti autobuse ar troleibuse, viskas bus gerai. Bet jeigu taip iš eilės kyla labai įdomių klausimų, kodėl jis, pavyzdžiui, 5 skyriui kalba apie nelaisvą darbą, pradeda nuo ginčio apie tai, kiek demokratiška buvo Prancūzija po Prancūzijos revoliucijos, ten apie ilgą tą, ir tada pereina prie skyrelio, kuriame aptaria, kokia nedemokratinė buvo Švedija iki 19 amžiaus pabaigos ir kaip švedų socialdemokratai panaudojo buvusius balsų apribojimai naudojimus turto registrus tam, kad apmokestinti pačius turtingiausius. Jo, man tai, čia buvo labai įdomu. Jo, įdomu, žiūrėjau. Bet kuo tai... Nes mes tą Skandinaviją, aš šiaip labai visur minim, kur tik tai pakliūnė, nes norim gyventi kaip švedai, o pasirodo, kad švedai ten prieš 150 metų gyveno. Ta prasme, paaiškinimas taip... Politinė įtaka buvo priklauso nuo tavo turto kiekio. To balsavimo ten labai įdomu. Kad daugiau mažiau Švedijai iki 20 amžiaus pačių pirmųjų metų, iki ten didelės reformos, iš esmės negalioja vienas asmuo, vienas balsas principas ir kad daugiau mažiau labai turtingas žmogus galėjo turėti 100 balsų. O neturtingas vieną balsą. Ne, tai ten neturtingas, aišku, iš vis neturėjo balso. Jo, ten turtingas galėjo vieną turėti, labai... Ten įdomiai, ten, kad count, tai palauk... Grafas, kur ten turėjo daugiau negu pusę balsų savo ten toj grafystė. Tarkim, ir galėdavo visada save išėti. Ir... Atsiprašau. Ir iš esmės pritarčiau, nes man atrodo, čia yra pačios knygos sudarimo klausimas turbūt. Jinai tokia, neva tai trumpinta iš tų didžiųjų jų veikalų ir pritarčiau, kad jinai pasidaro biški random. Ta prasme, viskas įdomu, viskas tokia, kaip žinai, Wikipedijos straipsnius kažkokius skaitytum, bet kuo čia, kokia bendra ta tema, neskaita to nelygybės, bet tai čia gali daug prisigalvoti. Kuris kalba apie gerovės valstybę, 6 skyriuje, mes priemu, ne? Dar tik 5 skyriui apie tą randomness tiesiog. Po to jisai kalba apie vokišką ko vadybos modelį, tai yra, kai įmonių valdybos darbuotojų atstovai gauna savo narius. Ir čia vienas iš jo pasiūlymų realiai knygoje, kad mes ir ekonominė demokratija būtų realesnė. Ta prasme, kad tarkim, kompanijose darbuotojai turėtų daugiau, žinai, teisės pasakyti, nulemti sprendimus panašiai. Kas yra, jau mes kalbėjom apie tai kitose knygose, kai aptarinėjom kitas knygas. Taip, didysis perskaitimas. 6 skyrius vėl jis yra labiau istorinis, jisai tiesiog iliustruoja kaip vienu žodžiu didžiulę turtinę neligybę reikšmingai sumažėjo dėl ten apmokestinimo gerovės. Bet tie skaičiai... Aš biškai atsiprašau vėlgi. Man tai čia toks, mano ta pirminė pastaba, kad kodėl tai vyksta, man tai čia iki galo. Jo ten atsakymas socialdemokratai. Atėjo Švedijos socialdemokratai ir viskas pasidarė gerai. Bet kaip čia jie atėjo, kodėl jie tokį palaikymą turėjo, liktis seniau neturėjo, o dabar staiga paturėjo. Tengi netgi prieš karą, žinai, tengi dabar karą nenumesi. Kodėl ten tuo metu didysis perskirstimas, kad nes kolonijų turtas buvo likviduotas iki... Tai švedai. Jo. Progresyvus mokesčiai, bet čia pašnekėsim ir, po karo gerovės valstybė, bet tas karas... Prieš karą. Matai, ir 29 krešas dar jisai minė, kad jisai, kad tiesiog atsigavimo, pavyzdžiui, New Dealas tenais, tai net atrodo, kad nebūtinai kiek socialdemokratiškai, kiek būtinybė tuo metu buvo daryti kažką, nes buvo griuvo viskas. Tai ten vaidinti, tarkim, Rooseveltas socialdemokratų, darė socialdemokratiją, bet... Gerai, 7 skyrius yra ten, kur jisai įdeda tą lentelę, kuri yra iš esmės nemažai tų tokių ekonominės istorijos knygų gali būti iki vienos lentelės, kur yra, kadangi pačiame yra tekę tokių straipsnių vienu žodžiu daryti, kur pagrindinis atradimas ar tai, ką jisai siūlo, tai jisai, čia pirmiausiai bando paaiškinti, kodėl tos perskirstimo tendencijos nuo 80 metų silpnėja ir tada pateikia pasiūlymą, kaip reikia viską išspręsti. Ir tai yra daugiau mažiau iki 90
procentų. Iš esmės, turto mokestis, tai yra paveldimo iš esmės mokestis. Aš iki galo nesupratau. Jis ypatingai aiškiai neįsireiškia. Jo, nes wealth tax. Ir gražinti Eisenhowerio epochos 90 procentų pajamų mokesčius ir greta jisai visokiausių pasiūlymų, kas į tą visą paketą, už tos mokesčius gaunasi. Bet kame bėda šito Eisenhowerio ir panašių siūlymų, ką iš čia puikiai po to ir aprašo, bet esmėgi globalizacija. Ta prasme, tu negali vienoj šaly staiga susigalvoti, tu turi kažkaip bendrai. Bet man atrodo, kad čia jau mes spinam, bet tie patys skaičiai, tarkim, 80-90 procentų mokesčiai, progresyvus mokesčiai, žinai, tai pelno ir tai parodo puikiai, kad jis bent jau sako, kad iš karto suveikia, kaip kad įmonės savo savininkams, tenais, žinai, iš karto sumažėjo visi tie apdovanojimai finansiniai, tenais, visokiausiais būdais. Ir kad tai atseit labai suveikia ir veikia to metu. Ar ne pas prancūzus, ten Depardieu ir visi Belgija, kurie bėgo. Tai gerai, gali. Dabar į šitą vietą, čia veikiausiai į tą vietą reikia įdėti kritiką. Būtent šitiem pasiūlymam. Jie yra labai labai skirtingai iš įvairių pusių. Bet Janis Varoufakis kritikavo būtent turto tą apmokestinimą labai labai didelį. Šiaip jis nemėgsta pigetį kažkodėl. Aš dabar nepamiršau kokios priežasties, bet... Man atrodo, tenais yra... metodologija. Ir metodologija, bet jis kritikuoja dėl to, ir čia yra ta močiutės sidabrinių šaukštelių problema. Nes yra tokio turto, kur yra geras klausimas, ar tu turėtum jį apmokestinti. Ten tipo... Ir... Ne, tai žinai, čia man atrodo, kad čia tai yra patarlė, kad skiedros turi, visiems bus dabar jo, o antras kritikas yra Slavoj Žižekas. Ir jisai sako, kad taip, tu nori demokratijos ir taip toliau, bet ir tu puikiai supranti, kad tam, kad sukurti tokią sistemą, tau reikia absoliučios totalitarinės kontrolės. Tam, kad grinai arba absoliučios visiškos krizės. Ir čia yra karas ar dar kažkas, nes normaliais laikais. Žižekas sako, nes jis nepasako, kad determinizmą nieko. Bet skaičiai, 50 procentų Amerikos žmonių turi tik 2 procentus, kaip supratau, turto. Ir 10 procentų aukščiausias pajamas turinčių žmonių, 22 procentai turto. Bet tas turtas eina iš rankų. Bet čia vėlgi, pats faktas, kad kažkas turi ten to daug turto, taigi nebūtinai kaso. Ta prasme, ir kas, tau jau čia taip, žinai, ar tau 2 procentai ar 5 turi tos ten. Koks skirtumas, žinai. Nes po to jisai kalba apie Kiniją, kur Kinija pati turi 30 procentų viso turto. 30 procentų. Ką tai reiškia, kad jie gali daryti dalykus, ta prasme, su to turtu. Aišku, čia nebūtinai gerus dalykus, bet... Ir gerai, paaiškinimui, kadangi mes čia meta tekstą darom, bet paaiškinimui, kaip vienas iš tų pasiūlymų, ką už tos mokesčius daryti iš esmės turto perskirstimo išmokas. Daugiau mažiau, kad ar ten suaugęs žmogus gauna iš karto ten, nežinau, 100 000 eurų ir vienu žodžiu... Aš tik atsimenu esmę, kad jisai ne tiek, kiek už basic income šneka, kiek už guaranteed job tas dalykas yra, kuris jis kad viešame sektoriuje galėtų būti garantuoti kažkokie darbai, kur žmogus turėtų gauti. Ant klausimas kaip su biurokratinis... Bet čia su tokiom knygom panašaus tipo, man atrodo, yra tokia akivaizdi problema, kad čia jau turbūt pereinama į filosofijos daržą, kad neaišku tikslas. Ta prasme, tai kokį mes tikslą turim, kad visi dirbtų, kad kažkaip visi gerai gyvena, kokio lygio gerumas. Ta prasme... Kame ta vizija? Jis kažkaip, tipo, faina, aišku, kai yra ten, žinai, daugiau tos lygybės, bet... Taip. Ir čia jis tą tarpinę išvadą po šitos skirelės, kad gerovės valstybė ir progresyvus mokesčiai privesti iki jų logiškos išvados leis pastatyti naują demokratinio socializmo formą, savivaldų, decentralizuotą ir paremtą nuolatinę galios ir turto cirkuliaciją. Ir va čia aš turiu problemą. Galios ir turto cirkuliacija pati savaime nieko nereiškia. Čia daugiau mažiau
kaip senovės Atėnuose būdavo tas valdymas burtais. Ja. Ar tai yra, ar iš tikrųjų to reikia, ar... Bet man ten patiko, kad, nežinau, čia šitam skyriui, kad socdemų problema buvo nacionalizmas. Ta prasme, iš esmės. Bet vėlgi, aš suprantu, kad reikia peržengti. Ir ES ribose tai čia kažkaip jau natūraliai persižengia. Kartais natūraliai, kartais. Per jėgą, bet... Per jėgą, bet turiu menį, čia jau nieko perženginėti nebereikia. Yra tas darinys. Bet kaip jis tą pasaulyje įsivaizduoja, man tai jis kažkaip irgi praignorina. Kodėl čia tie, nežinau, prancūzai su kinais, tai ką mes čia šnekėm, kad reikės, kaip Žižekas kritikavo, kad reikės labai tokių nedemokratiškų struktūrų, kurios visą tai gyvendins. Ir jis naudoja tokius žodžius gale, federalizmas. Dideliai dalį žmonių, aš gal Europoje mažiau, bet Amerikoje tai tikrai jisai nekonotuoja gerų dalykų. Ta prasme, kad jis ateina kažkoks federalinis agentas ir tau liepia kažką ten daryti. Žinai, ir panašiai. Ir pavyzdžiui, Europoje mes puikių pavyzdžių turim, tapsime, kad šiaip, jeigu mes, tarkim, Europos konfederacija, ne, jeigu būtų Europos federalinė struktūra, tai tasme visi išeitų iš proto. Ir visų šlapias sapnas, Europos Sąjunga kaip Sovietų Sąjunga. Gerai, kalbant apie patį paskutinį skyrių ir kur aš čia prieinu prie tos išvados, kad Tomas Piketty turėjo kelias geras knygas, išėmė iš jų, tą razinkas, sudėjo šitą knygą ir tada jo leidėjas pasakė, žiūrėk, prieš tai beje apie diskriminaciją, vienu žodžiu, jisai ten rašo apie taip toliau, bet parašyk ką nors apie Kiniją. Tai jis ką nors ir parašė. Ir jisai daugiau mažiau iš esmės kritikuoja kinišką tokia kaip statistinę, autoritarinę socializmą ir jo jisai tam tikrą prasme, kaip jau minėjo Tadas, teigia, kad Kinija turi galimybę iškilti kaip pagrindinė ekonominė galia dėl to, kad Kinija turi darbinio kapitalo, o vakarų šalis jos visos. Bet čia irgi man tas įdomumas, čia gal pasikartosiu, bet ką jis siūlo? Ta prasme, nes man toks jausmas, kad ką jis siūlo Europą, tai biškai čiut nepanašiai patapti tokią Kiniją, čiut. As a treat. Truputį. Man atrodo, kad jisai, kalbėdamas apie demokratiją, pamiršta, kad demokratija taip pat yra ir interesų grupės, kurios visiškai nenori nieko panašaus daryti, ką jisai nori daryti. Ir dėl to, taip, būtų, man atrodo, gera prielaida sakyti, kad jeigu mes taip suprantam tą demokratiją, tai jinai tikriausiai eitų link panašesnio darinio kaip Kinija. Nežinau, bet tarsi kažką panašausis. Nes jisai ten tikrai jisai nedaužo tos Kinijos. Jisai sako, tarkim, kad turi 30% pajamų, jiems tikrai leidžia greičiau... 30% turto. Turto jiems leidžia greičiau reaguoti, nes yra dideli resursai ir panašiai. Aš neatsimenu dabar, nes jisai paminė, kad tai skaitmeninė yra autoritarinė šalis. Ir aš nežinau, gal neįskaičiau, bet man atrodo, kad tos skaitmeninė dalis pamiršta buvo jo kritikoje, nes ten irgi yra daug implikacijų, kaip ta nelygybė, kas turi tą galę skaitmeninėje erdvėje, tarkim, informacijos panašiai. Cituoju, praktikoje režimas panašus į tobulą skaitmeninę diktatūrą. Tiek tobulą, kad niekas jos nekopijuoja. Žiūrėkit, kur yra šiaip... Jeigu jisai būtų paėmęs bent vieną iš, arba dvi ar tas 3 potėmes ir jas išplėtęs ir taip toliau, būtų mažiau priežasčių kritikai. Jis yra konceptualus mąstytojas, jis turi vieną aiškę temą, reikia aukštų progresinių mokesčių ir kad grąžinti valstybei galią. Ir tada valstybė susitvarkys su visa eilė problemų. Kritika sąžininga, bet, tai kokas tau trukdo tą 1000 puslapių skaityti, viskas ten išplėtoja, žinai. Tai čia matai stengiasi kažkaip. Nežinau, man... Bet tarkim, karo Ukrainoje kontekste, tai tos tarptautinės organizacijos tikrai, jos, tarkim, kad ir Jonas koks nors, žinai, tai visi pradeda, analizuoja, tarkim, tas kandidatas į prezidentus respublikonas Ramas Famis, sakė, jis panaikins Joną, kažkaip tenais, nes tai matai, kad nes visi, bet tarkim, 9 skyrius, kur apie neokolonializmą šneka, tai man atrodo, kad
tasme, struktūrų geresnių, kurios, tarkim, valdytų politinius procesus ar ekonominius procesus pasaulyje, tai akivaizdu, kad reikėtų. Taip. Nes mes susidarę savo kambutyje tikrai ir gindami savo tos, kaip man net kuodžiu atstatą, žinai, kad savo tos skylutes kažkokias, žinai, tai tada tiesiog kuriam Visų karą prieš visus kuriam. Visų karą prieš visus. Ir tarkim, tose krizėse, galų gale geopolitinėse krizėse, ar tenais, žinai, klimato krizė, ar ir visi padariniai, tai mes spręsti neturim įrankį tiesiog. Žiūrėk, jisai aišku galėjo įvairiausiais būdais, čia, žinai, jo pasirinkimas tokiu būdu argumentuoti per morką, kad žiūrėkit, yra turtinė neligybė ir reikia grąžinti aukštus mokesčių tarifus ir ją bent jau kažkaip sušvelninti. Ir aišku, antras būdas galbūt aiškinti, čia jau mano spekulacija, kad tai, ką jisai sako, tie tokie aukšti mokesčių tarifai, jie taip ar taip turės grįžti vien tam, kad valstybės nesaugumo situacijai globalaus ir vis didesnių prekybinių ir panašių tarifinių blokų, turiu omeny, vis mažiau globalioje, į regionus sukrentančioje globalioje sistemoje, visi turės grįžti prie didelių mokesčių, nes anksčiau... Ką mes jau kalbėjom, tai reikia bendro pelno mokesčio, nes jeigu jo nebus, kad čia jau dabar priminėja. Prieš krizinį 20%. Jo, tai tiksliai ir... Bet žinai, čia yra tie retoriniai žaidimai, mes grįžim į 20% pelno mokestį ir tada prieš krizinį PVM tarifą. Čia, žiūrėkit, nes valstybės, bent Vakarų Europos ir Jungtinės Amerikos valstijos, jos gyvena iš skolinimas. Ir jisai, beje, knygos pabaigoje, jam nepatinka pinigų spausdinimas. Jisai sako, kad čia tie visi dirbtiniai burbulai, kuriuos mes patyrėm tą infliacinį, jisai ne... Kur yra jo pliusas? Ir šitoj vietoj mes galime pasakyti, kad jis nėra joks keinsistas ar neo-keinsistas. Jisai yra iš kitos mokyklos ir kas yra įdomu, bent jau amerikietiškai toj tradicijoje, ten politinė kairė, keinsizmas, pinigų spausdinimas, kažkaip taip į vieną vietą sudedama, tai bent jau iš šito dalyko tai jeigu tu surinksit daugiau mokesčių, kam tu tos pinigus spausdinti? Iš esmės, tai čia akivaizdu. Tai aš nežinau, jau kaip... Bet šiaip tai man pačiam atrodo, kad knyga, kai pertrauto knygą, atrodo, kaip gali būti liberalų. Klausyk, 21 amžius, kaip galima? Kaip galima? Ar tu matai, kas vyksta? Gaisrai, mes turime padėti mažom valstybėm gintis nuo klimato krizės, pinigų nėra, chaosas, karas Ukrainoje ir mes nesugebam jokių įrankių sukurti naujų. Čia tai tikrai vargšai mes esame visi, ne? Žodžiu, bet šiaip tai... Man to patys skaičiai tai tikrai įdomus, ypač žmonėm, kurie domisi tos nelygybės klausimų. Bet dėl to Piketty ir skaito, dėl to, pavyzdžiui, Capital tikrai visi skaitė, nes buvo analizė. Gal niekas neperskaitė, bet negalėjai ginčytis. Bet žiūrėjau į lenteles. Bet lentelės tikrai buvo. Ir gražios. Analizė, viskas, žinai. Šiaip jo, Piketty verta skaityti, gal... Jeigu turit laiko vis dėlto didesnę knygą. Čiupkit kapitalą. Jo. O šita tokia kaip susipažinimui, jinai tikrai įdomi. Po to pergit prie Piketty, bet... Greitai persiskaitė. Aš nežinau, ar... Visa esmė, kad jie visiškai, nesutampa. Turiu omenyje, tai kad prieštarauja vienas kitam, bet čia, Jo. Gerai, tai ačiū visiems, kas mus ištvėrė šitoj diskusiją apie Piketty knygą ir linkime geros mokesčių reformos. Žiūrėkit, ir čia kaip ir trečio sezono dalis ir už kelių savaičių pirmoji dalis trečio sezono ir už kelių savaičių vėl susimatysime su nauja knyga. Sėkmės. Bye.